Labadiena, sveiki įsijungę Top Sporto lygą, čia 13 turas ir esame Marijampolėje, Marijampolės futbolo arenos stadionas ir šiandien čia 13 turo rungtynėse Marijampolės Sūduva priima Telšių Džiugą. Baudos aikštelėje kamuolys ir pražanga dabar labai aktyviai žaidžia Artiomas Fiodorovas. Puikus jo perdavimas Motiejui Burbai, šis kiek per daug į dešinį kraštą. Burba, jo smūgis ir šalia vartų. Lekia kamuolys. Puikiai prižiūri jį Žygimantas Baltrūnas. Puikus jo perdavimas ir čia neišnaudoja fantastiškos progos. Jo perdavimas Dubickui ir nėra įvarčio. Čia toks smūgis iš toli ir Giedrius Zenkevičius. Ankudinovo perdavimas į baudos aikštelę, ten Puškarovas jau prašoko jo tiesioginis oponentas kamuolį ir tai buvo galimybė. Čia Puškarovo smūgis 1-0. Telšių Džiugas vėl išsiveržia į priekį šiose rungtynėse ir Miroslavas Puškarovas sugeba pasižymėti. Vidurio gynėjas atsidūręs varžovų baudos aikštelėje. Dabar siunčia kamuolį į vartų tinklą ir ten galiausiai gaunasi viskas į kovą. Geras Burbos perdavimas ir Baturinas laiku palieka vartus. Perdavimas tiesa artimojo virpsto link, čia sumaištis ir kamuolį išmuša Džiugo futbolininkai. Pirogovas atgal į baudos aikštelę kamuolį siunčia ir čia Baturinas. Kamuolį gaudo. Perdavimas šį kartą tolimojo virpsto link. Ojojoj. Lawsonas baudos aikštelėje, perdavimas, čia Zingertas, jo galimybė, į varžovą smūgiuoja Zingertas, čia smūgis, kurį atlieka ir Baltrūnas, Sūduvos šansai, Burba, jo perdavimas, Zingertas baudos aikštelėje, bando atlikti smūgį ir matysime kampinį, o Džiugas artėja prie dar vienos pergalės ir ją švenčia, tęsiasi toliau, Telšių Džiugo pasaka šiame sezone tęsiasi toliau, tikrai fantastiški Telšių Džiugo pasirodymai.